Taigi sveiki, prisijungiai dar vieną mano vaizdo įrašą į mano portfelio apžvalgą, apžvalgą. Naujienos tokios, kad pradėjau investuoti į ne investicinį fondą, į tam tikras paskolas, kad būtų ir smagiau žiūrėti, į D-reitingą kaip anksčiau neinvestuoju. Ir rizikingiausias, nes buvo per skaudu žiūrėti į tą minusą. Investuoju mažiau negu 1% arba 1% į vieną paskolą. Į savo biudžeto, tai jeigu turi 2000, tai į vieną paskolą investuoju nedaugiau negu 20 eurų, stengiuosi. Tai mano portfelį dabar sudaro 2400, 500 beveik. Neinvestuota suma yra 115 eurų. Jeigu kam aktualu, galite čia kur nors susistabdyti vaizdo įrašą ir pasižvalgyti. Statistika yra dabar vidutinė palūkanų norma, kaip ir žada kristi ir noriu, kad nukristų iki mažesnės. Kaip nekeista, bet noriu, nes vėluojančių dėja, bet buvo skaudu žiūrėti, kaip ir sakiau. Vidutinė palūkanų norma 21-22% beveik. Pažiūrėsime, kiek nukrist, nes mano investicijos dabar yra į A, B ir C reitingą, į D neinvestuoju. Šį mėnesį jau sumokėta 10 eurų, nors kitoj svetainėje rašo, kad jau palūkanų gauta 15 eurų, tai iš tikrųjų nežinau. Tikslios informacijos neseku, rezervuota suma yra 60 eurų, o liko mokėti 150 eurų beveik. Tokia minimali statistika, kam aktualu, pasižiūrom į naują svetainę. Ką čia rodo? Trading 212 dabar mano tikslas suvienodinti portfelius ir pažiūrėti, kuri svetainė geriau ar kur labiau apsimoka investuoti didesnę sumą. Tai portfeliai yra suvienodinti, tenai investuoju į aukštus dividendus, vienas atskirai padarytas, ir į palūkanas, kurios moka kiekvieną dieną. Tenai yra atskirai portfeliukai, su akcijom suskirstyta ir labai gražu, matosi, likau per šį bandymą mėnesį nustebintas, kaip tenai viskas veikia, palyginus tikrai maži mokesčiai investuoti. Tai neturiu kom skūstis. Tai va tokios tenai naujienos, kitam vaizdo įraše galėsime apžiūrėti, parodysiu, šiandien įrašinėsiu, tai kokį, nežinau, šiandien yra sekmadienis, tai bus išleista kokį trečiadienį. Ir juos visų 3 portfelių atskirai rodysiu statistiką ir žiūrėsiu ir visumoje į Trading 212 portfelį. Tuos 2 sujungsiu ir pažiūrėsiu, kuris labiau performina ilguoju laikotarpiu. Tai statistiką vesiu Excelio formate minimalę ir tiek, kad jums būtų matyti simboliškai, kaip čia viskas vyksta. Dabar čia matote rankiniu būdu mano investuotojai yra 2010 eurų, 2010 eurų. Autoinvestavimo nerodysiu, koks mano pasirinkimas yra, pakol kas dar kokį padaręs esu. Nors čia galimai, čia tikrai, nors man rodo, čia žiūrėta, čia nežiūrėta. Dabar, kai tik berašydamas prieš tai investavau į šitą 68 mėnesių paskolą su 18%, labai abejojau, nes iš tikrųjų didelės laikotarpės, bet nieko. Tai tokie dalykai, čia autoinvestavimas nieko žiūrau nesuveikė. Tai toks, tai mano portfelį dabar sudaro 2500 beveik eurų šį mėnesį. Čia rodo, kad gauta palūkanų 15 eurų, tenai rodė, kad gauta 10 eurų. Tai nežinau, kur tiksliai rodo, visiškai pilnai neseku, tai negaliu pasakyti. Nebent buvo anksčiau grąžinta paskola ir nežinau, negaliu pasakyti. Dabar mano metinės palūkanos 16, 20, 15, 14, nėra D reitingo, anksčiau buvo su investiciniu fondu investuota, neinvestuoju su investiciniu fondu, nes nusibodo kiekvieną kartą žiūrėti ir didinti sumą. Ar ten tikrai investavo, ar netikrai nesusinvestavo, tai dabar palikau autoinvestavimą ir padariau vieną sumą ir tik investuojasi po truputį. O jau ką reikia, tai rankom ten paspaudai ir viskas labai paprasta ir viskas, nežinau, lengviau negu duobę iškast. Nors duobę mažą iškast irgi nėra sudėtinga, bet gal ir keistas apibūdinimas, bet yra kaip yra.
dabar greit nešoja minties, kaip apibūdinti man, ant kiek lengvas yra investavimas į portfelį. Tai va, mano tokia, va, pakol kas sekasi man taip, ilguoju laikotarpiu pasižiūrėsiu, ar vėluoja ar nevėluoja, bet man atrodo, neturėtų būti didelis vėlavimas, nes čia yra reitingas ne D, o A, B ir C. Tokia minimali statistika, tad jeigu įdomu, pasiekite kanalą, žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir einu įrašinėti Trading 212 portfelį. Jeigu kam aktualu, galėsite žiūrėti jau šią savaitę, kaip tenai man sekasi.